Šią knygą Amazon kompanijos įkūrėjas Jeff Bezos laiko privaloma perskaityti visiems savo įmonės vadovam. Elonas Muskas vadovaujasi šioje knygoje aprašytais principais, o buvęs kompanijos Tesla prezidentas savo knygoje detaliai aprašo, kaip tai yra taikoma kompanijoje Tesla. Šią knygą taip pat rekomenduoja ir žymiausias YouTube turinio kūrėjas, turintis beveik 500 milijardo prenumeratorių, MrBeast. Taip pat daugiausiai per pirmasias 24 valandas pardavęs negrožinio tipo knygų ir Gineso rekordą pasiekęs, Alex Hormozi atvirai pripažįsta, kad visą savo verslo veiklą grindžia šioje knygoje aprašytais principais. Šiame epizode ir bus šios knygos apžvalga. Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Sveiki. Ir vėl jūsų ausinėse aš, šios tinklalaidės autorius ir vedėjas, verslo efektyvumo treneris Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 156 epizodo. Ir šį kartą šiek tiek neįprasta tema, nes prieš keletą savaičių vieno susitikimo su verslininkų klubu metu ir diskutuojant apie įvairias gamybinės situacijas, gavau tam tikrą šaltą dušą. Pasirodo, dauguma jaunesnės kartos, iki galbūt 35 ar net 40 metų amžiaus vadovai ir vadovės nėra girdėję ir jo labiau skaitę tos pagrindinės mano knygos, kurią aš dažniausiai cituoju ir rekomenduoju, Goldrato knygos Tikslas. Taip, man tai buvo toks šaltas dušas. Aišku, aš suprantu, kad tai yra tam tikras žinojimo prakeiksmas, su kuriuo susiduria daugelis verslininkų, nes kai tu sukiesi tam tikroj temoj, tau atrodo, kad visi tą temą aplinkui puikiai žino. Taigi, šiandien aš ir noriu šitą epizodą paskirti šitai knygai. Nes ši knyga išleista prieš 42 metus ir taip, galbūt kai kam atrodo, jinai jau praradusi savo aktualumą, tačiau skaičiai nemeluoja. Ši knyga vis dar Amazon knygyne pakliūna į populiariausių verslo knygų 100. Jeigu įvesite Google The Most Popular Business Books on Amazon, arba lietuviškai populiariausios verslo knygos Amazone, jūs pamatysite, kad knyga Tikslas pakliūna į 100. Aš tikiu, kad dauguma šios tinklalaidės klausytojų yra skaitę šią knygą. Bet nusprendžiau vis dėlto įrašyti šį epizodą, kad jūs galėtumėt pasidalinti apžvalga su tai žmonėm, kuriem jūs manot, kad verta būtų paskaityti tą knygą. Ir galbūt ta knyga padės ar įkvėps vadovus atlikti pokyčių savo organizacijose. Galbūt netgi įmonių vadovai, įmonių, kurios šiuo metu kriziniai situacijai, vadovam bus minčių ir įkvėpimo, kaip išgelbėti ir ištraukti savo įmonę iš krizinės situacijos. Taip kad drąsiai dalinkitės ir siųskite šį epizodą tiem, kam manot, kad tai būtų vertinga. Taigi grįžkim prie knygos Tikslas ir knyga parašyta romano forma. Taip, verslo valdymo knyga skirta vadovam apie gamybos valdymą ir ne tik gamybos, verslų valdymą
yra parašyta romano forma. Beje, tai buvo pirmoji, kada nors išleista verslo valdymo knyga, parašyta ne kaip vadovėlis, o kaip grožinis romanas. Ot būtent, kai jau buvo publikuota knyga Tikslas ir jinai sulaukė pasaulinės sėkmės, tuomet prasidėjo visai nauja verslo knygų kategorija. Taigi knygos esmė ir istorija labai paprasta ir dažnai iki skausmo pažįstama. Knygos pagrindinis veikėjas, naujai paskirtas gamyklos vadovas Alex Rogo. Ir tik pradėjęs dirbti įmonėje, vos spėjęs apšilti kojas, jisai sulaukė korporacijos valdančios įmonės viceprezidento apsilankimo gamykloje. Ir viceprezidentas direktoriui Aleksui pasako labai tiesiai šviesiai, bet ultimatyviai. Arba per 3 mėnesius reikšmingai pagerinat rezultatus, tai yra iš nuostolio išlipat į pelną, arba gamykla bus uždaryta. Įdomu tai, kad Alex Rogo, vertindamas savo pastangas ar tai, ką jisai daro įmonėje, mano, kad daro viską labai teisingai. Tiesiog viską daro pagal vadovėlius. Jisai ir optimizuoja procesus. Lyg ir didina efektyvumą. Lyg ir verčia žmonės dirbti daugiau. Stengiasi, kad nei vienas įrenginys neprastovėtų. Bet situacija tik taip blogėja. Skamba pažįstamai? Ir, lūžio momentas įvyksta tuomet, kai Alex sutinka savo inžinierinių studijų profesorių Johną, kuris ir tampa jo mentorium. To susitikimo metu Aleksas gyrėsi profesoriui, kad gamykloje įsidiegus robotus, gamybos efektyvumas reikšmingai išaugo 19%. Ir Johna jam užduoda labai paprastus klausimus. Tai jeigu tu kalbi, kad efektyvumas išaugo, tai reiškia jūsų pardavimai reikšmingai išaugo. Ką Aleksas atsako, ne, pardavimai neišaugo. Tai tuomet matyt reikšmingai sumažėjo veiklos išlaidos. Ką Alex turi konstatuoti, kad ne, veiklos išlaidos nesumažėjo. Tai sako, gal bent atsargos sumažėjo. Irgi nesumažėjo. Tai kurgi tas efektyvumo augimas, paklausė Johną. Ir tam, kad judėti toliau, Johnas sako, aš tau paliksiu vieną klausimą, kurį tu turi pats rasti atsakymą. Taigi, koks yra pagrindinis verslo tikslas? Aišku, labai dažnas klausimas ir tikrai aš jį beveik kiekvieną kartą savo paskaitose, jeigu dirbam su kokia nors verslo organizacija, klausytojams užduodu šitą klausimą pirmiausiai. Ir tenka išgirsti, kad ir efektyvumas, ir kokybė, klientų pasitenkinimas ir panašiai. Tačiau knygoje pateikiamas labai paprastas tiesmukiškas atsakymas. Verslo tikslas yra uždirbti pinigų dabar ir ateityje. Ir kuomet Aleksas su savo komanda supranta šitą pagrindinį tikslą, jie pradeda fokusuotis į šito tikslo siekimą ir prasideda transformacija. Tuomet jau atsiranda su Jonos pagalba tie esminiai rodikliai, kuriuos jie pradeda žiūrėti, tai yra taip vadinamas pralaidumas arba throughput, atsargos, investicijos, inventory arba investment ir veiklos išlaidos arba operating expenses. Tai throughput yra kiek pinigų uždirbame parduodami vienokią ar kitokią produkciją, tai yra tas skirtumas tarp pardavimo kainos ir visiškai kintamų kaštų, atsargos ir investicijos, tai yra kiek pinigų įšaldyta įmonėje, sistemoje, tam, kad mes galėtumėm generuoti tą pralaidumą. O veiklos išlaidos, tai kiek kainuoja, išnaudojant turimas investicijas, gauti tą pralaidumą. Ir svarbiausia, kad tai ne tik tai šiaip rodikliai, bet tai yra indikatoriai priiminėti bet kokiems sprendimam.
Jeigu mes darome pagerinimą bet kokią organizacijoje, verslo organizacijoje, tai turi didinti pralaidumą arba mažinti investicijas arba mažinti veiklos išlaidas. Ir tai, kad mes siekime, kad visi visada dirbtų, tai tiesiog užimtumas, o ne vertės kūrimas. Dar vienas labai vaizdingas epizodas knygoje aprašytas, tai kuomet Alex Rogo kartu su savo sūnum ir jo klasiokais eina į skautų žygį. Ir vaikų komanda, skautų komanda eina kartu, bet tempas vis lėtėja. Kodėl? Nes visą grupę stabdo lėčiausias berniukas, Herbis. Ir būtent tuomet Aleksas supranta, kad Herbis ir yra tai, kas nustato visos jų grupės judėjimo greitį. Ir iš čia kyla ta jo įžvalga, kad visa sistema juda tokiu greičiu, kaip jo silpniausia grandis. Būtent iš čia atsiranda tas esminis supratimas, kad organizacijos veikla nusako jos silpniausia grandis arba apribojimas. Taip, tai pirmą kartą buvo viešai pristatyta tokie terminai apribojimas ir apribojimų teorija. Taip pat skautų žygyje per tam tikrą žaidimą, kurį žaidžia vaikai, pateikiamas tas pavojus, kurį sukelia vadovų noras užtikrinti, kad visi organizacija yra visada užimti arba ir tam siekiama subalansuoti pajėgumus. Ir tuomet iliustruojama ir pateikiamas tas pavyzdys, kad siekis, kad visi dirbtų, dažnai gali sukelti daugiau žalos, nes nedirbantis, neapribojimo resursas kartais prigamina to, ko nereikia. Ir kartais neapribojimo resursas netgi turi turėti laisvą pajėgumą. Nes jeigu visi dirba 100%, tai ir kaupiasi atsargos, didėja chaosas ir mažėja apskritai gamybinio srauto greitis. Taip pat knygoje aptariama ir vaizdžiai parodyta per įvairiausius aspektus, kad dažnai netgi pati problema yra ne ten, kur jūs manote. Neretai apribojimo nėra toj vietoj, kuris atrodo yra. O tas apribojimas atsitinka dėl neteisingai nustatytų taisyklių arba neteisingų rodiklių ar kartais netgi neteisingo mąstymo. Vėlgi, kad visi turi būti užsiėmę arba kad reikia visur visada mažinti kaštus arba siekti efektyvumo kiekviename atskirame žingsnėje. Taigi knygoje labai nuosekliai, gražiai ir labai konkrečiai parodyta, kaip Alex Rogo kartu su savo komanda išsprendžia tą gamybinį apribojimą. Bet išsprendus tą gamybinį apribojimą atsiranda nauja problema. Kodėl? Nes apribojimas persikelia į kitą vietą. Tai, kas buvo silpniausia grandis, po tam tikrų stiprinimo pastangų nebėra silpniausia grandis. Ir vėlgi tam tikras ciklas, tai yra 5 fokusavimosi žingsniai, turi būti kartojami iš naujo. Beje, knygoje yra vertingų įžvalgų ne tik apie verslą ir verslo valdymą, ne tik gamybos srauto spartinimą. Knygoje labai gražiai vaizduojama ir vadovams įprastas tas konfliktas tarp darbinių pareigų bei įsipareigojimų šeimai. Ir kas gali nutikti, jeigu ignoruosit namiškius ir tos problemos namuose, tos bėdos namuose, kurios gali atsitikti ir kaip jas galima spręsti. Dabar kitas jau klausimas, ar tos romano tiesos veikia realybėje. Taip, tie principai tikrai smarkiai veikia ir realybėje. Jie yra pritaikyti ir gamyboje, ir bankuose, ligoninėse, mokyklose. Nežinau sferos, kurioje nebūtų pritaikyta apribojimų teorija. Ir tie minėti vardai
epizodo pristatyme tikrai nėra išgalvoti ir internete yra nuorodos, kur šitie žmonės labai aiškiai pasisako ir rekomenduoja ir įvardina tiek knygą tikslas, tiek apribojimų teorija. Aš pats žinau 10 kompanijų Lietuvoje, kurios prisitaikė šioje knygoje aprašytus principus ir gavo reikšmingus rezultatus. O pasaulyje tokių įmonių yra 100 000, jeigu ne milijonai. Ir šią knygą galite įsigyti ir lietuvių kalba. Jau seniai jinai yra išversta, atnaujinta ir ne tik popieriniai formai, ne tik popierinį variantą. Galite įsigyti ir audio variantą audiotekoje. Beje, jeigu nuspręsite įsigyti arba kam nors rekomenduosite įsigyti šią knygą popieriniam formate mūsų įmonės TOTS LT knygyne, pasinaudokite nuolaidos kodu VERSLAS ir gaukite 15% nuolaidą. Nuolaidos kodas galioja visą šių metų gegužės mėnesį. Jeigu vis dėlto abejojate, ar jūs užkabins tas romanas, nes mane asmeniškai jisai užkabino. Aš, kai jį pradėjau skaityti, aš negalėjau sustoti, kol neperskaičiau visos knygos. Todėl drąsiai rekomenduoju tą knygą ir jeigu vis dėlto abejojat, jūs galite parsisiųsti pirmąją knygos dalį elektroniniai formoje nemokamai. Taip, knygą rasite amverklubas.lt/tikslas. Beje, visas nuorodas tiek į knygyną ar audioteką rasite šio epizodo aprašyme. Ir tas namų darbai šiai savaitai, jeigu turite knygą, atsiverskite, paskaitykite dar kartą. Jeigu neturite, tikrai rekomenduoju nusipirkti ir perskaityti. Ir pagalvokite bent apie vieną kolegą, kuriam verta būtų paskaityti šią knygą ir persiųskite jam šitą epizodą ir rekomendaciją nusipirkti ir perskaityti knygą Tikslas. O šiandien tiek ir iki kitų susigirdėjimų. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!